Black Friday reklaminės kampanijas, meta adsus ir panašiai. Ir tada paklausiau, aišku, kaip sekėsi, nes, aišku, čia nebuvo geras sprendimas ir, tiesiog sudegino pinigus, nes jokių rezultatų nebuvo. Tas įvaizdis, jisai neatėjo tiesiog, kad aš sugalvojau, kad gražiai atrodytų taip. Tai yra labai detalus, analitiškas turbūt darbas, bet man atrodo, kartais tiesiog įkvepi, nusinulini, įeini tą zen maudą ir padedi spręsti tą problemą realiai diskutuojant, kalbantis, be jokių išankstinių nusistatymų, kad čia kažkas yra blogas, o čia kažkas yra teisus šitoje situacijoje. Nėra teisaus, neteisaus. Yra tiesiog bendras rezultatas, kurio mes siekiam. Aš labai laukiu šito podcast'o, nes aš labai noriu su tavim pasišnekėti apie visą prekinių ženklų pusę, kurios ne visi supranta, kurią ne visi daro ir kurią dauguma praleidžia. Taip. Tai labai džiaugiuosi, kad mums taip netyčia pavyko susitarti. Tokia juokinga avantiūra. Juokinga jo avantiūra, bet tikriausiai tokia, ir geriausiai gaunasi. Kodėl aš taip džiaugiuosi, kad su tavim filmuojam, nes man tu esi ant tiek profesionalus žmogus tame, ką tu darai. Ir aš jeigu ir man reikėtų, aš nežinau, kokio kito žmogų galėčiau rekomenduoti, jeigu tik tais man toks, kur jeigu klientai kažko ieško, aš galvoju, kad tik tais nueitų pas ją, nes, man atrodo, kad tu viską padarysi taip, kaip iš tikrųjų turi būti, kad sudėliosi, pasakysi ir tiem žmonėm, jeigu jie nesupras, kažko nepagaus, tai žodžiu, labai džiaugiuosi, kad šiandien tu esi ir labai tikiuosi, kad ir visiems bus labai fainas, informatyvus ir labai naudingas šitas podcastas. Labai ačiū, tie komplimentų. Tai tokia žodžiu nata. O šiaip, dabar kaip tik mes, kai kalbam, tai praėjusiu savaitgalis buvo visas Black Friday. Taip. Turi kažkokių minčių, ar matei kažką, kas tau labai patiko, arba labai nepatiko, ar pasiruošę buvo žmonės, ar matei labai nepasiruošusių? Iš tikrųjų, aš gal kaip specialistė gal nelabai gerai padariau, bet būtent šitas Black Friday, šitas ruduo, šita žiemos pradžia man tokia užimta, deganti ir stressful, kad aš kai tik pradėjau matyti Black Friday pasiūlymus, aš tiesiog į nieką nežiūrėjau, nusprendžiau nieką nepirkti ir tiesiog atsiriboti nuo šito. Bet kas man tikrai krito į akis, tai MEF kosmetikos, galbūt ir tu matei, visos tos kompanijos adsai labai targetino gerai ir man atrodo, kad jie buvo tikrai kokybiškai padaryti ir pasiruošę. Ir galbūt čia toks vienas, kuris tikrai įsiminė, o daugiau aš stengiuosi iš tikrųjų nebūti ir nežiūrėti, atsiriboti nuo to, nes stressful laikotarpis yra tas Black Friday. Šiaip aš irgi taip žiūrėjau ir po to galvojau, ar mačiau kažką, nes kiti mačiau specialistai dalinos, kad kokias, klaidas darė ir panašiai. Ir šiaip iš tikrųjų aš labai daug nemačiau. Aš vienu metu galvoju, šiais metais darysiu kitaip su Black Friday, kad aš neieškosiu kažkur, kaip pasakyti, negaudysiu reklamą, ir ne iš jų žiūrėsiu, bet susigalvosiu, kokie man brandai yra įdomus ir eisiu į Ads Library ir žiūrėsiu, ar jie kažką leidžia, ar neleidžia, per tą pusę galvoju apie eisi. Tai šiaip iš pat pradžių tuos brandus, kuriuos žiūrėjau, jie nebuvo, kad pasileistų, ten Black mėnesis visą, ir ten jau visą mėnesį, kad važiuotų jie labai taip koncentruotai, taip, susiplanavę, man irgi pasirodė šitas. Ir šiaip, ką ir mes su klientais labai išbandėm šiais metais ir ką pas kitus labai pastebėjau, tai išbandė miksuoti mokamas reklamas su naujienlaiškiais. Kad prenumeruokit naujienlaiškį ir tam tikrą dieną ir tam tikrą valandą paskelbsim, tą savo pasiūlymą. Tai va šitą, čia galbūt dėl to, kad ir mes su keliais klientais bandėmės, tai mane tas labai gaudė ir aš tą labai mačiau, bet tikrai mačiau labai gerų variantų, kaip visą šitą išpildė ir labai buvo, man
bent jau ką aš mačiau, man atrodė labai pasiruošę žmonės. Aš tai gal turiu keletą pavyzdžių iš savo klientų pusės, nors aš su reklamom ir šitą komunikaciją nedirbu, bet mano klientai, kai pasidaro brandingą, būna taip užsimotyvuoja iš karto imti daryti. Tai yra vienas iš tų pliusų, ką duoda kokybiškas brandingas, kuris atitinka jų vertybės ir prekės ženklą. Bet taipogi atsiranda tas toks skubėjimas, kur norisi čia ir dabar viską daryti. Ir be planavimo, be išankstinio strategavimo, be šildymo, tiesiog sukišama yra daug pinigų, tarkim, keletas klientų į tas Black Friday reklaminės kampanijas, meta adsus ir panašiai. Ir tada paklausiau, aišku, kaip sekėsi, nes, aišku, čia nebuvo geras sprendimas ir, tiesiog sudegino pinigus, nes jokių rezultatų nebuvo. Ir naujienlaiškius pasirašė, ir reklamas paleido, tačiau tai buvo tiesiog paskubomis, kad tik spėti į tą Black Friday traukinį. Tai man atrodo, kartais yra jau geriau tiesiog nedaryti, ramiai praleisti, bet paskubomis nešokti tą traukinį, nes tiesiog sudeginsi pinigus. Jo, va čia šitas labai geras. Mes, irgi, žinai, buvo su... Kam geriausiai sekas per Black Friday, tai yra tiems, su kuriais mes jau ne pirmus metus dirbam. Su kuriais mes jau turim įdirbį, mes jau praeitais metais darėm, mes žinom, ką darėm, kaip sekės ir mes labai tada, kaip pasakyti, kai jau ne pirmas kartas, labai aišku, kokį dar pasiūlymą daryti, kaip daryti, žinai, žymiai lengviau viskas susidėlioja. Tai va geriausiai tikrai sekės tiem, kurie jau nešoko į tą traukinį, bet jie jau to traukinio laukia. Kelis metus. Jo, kelis metus jie laukia ir žinojo, kad jisai ateis. O buvo tokių klientų, kur, žinai, paskutinę dieną sako, o gal darom, žinai, gal leidžiam. Ir, aš suprantu, kad, žinai, yra tas, atrodo, čia visiems sekas, čia visi, žinai, pardavinėja reikia ir mum. Bet porą klientų tikrai sustabdžiau, sakau, mes prieš savaitę tik pradėjom reklamuotis. Tikrai nešokam į tą Black Friday, nes nieko iš to nebus. Jau geriau tą biudžetą tikrai išnaudojam, ten pasakojam apie brandą, pasakojam apie produktus, nes dar žmonės nežino, ką čia pirkti, jie tikrai nepirks. Taip. Tai kokius 3 ar 4 klientus atkalbėjau, kad tikrai nedarom tą Black Friday. Jo, ir iš tikrųjų, galbūt aš, pavyzdžiui, kaip klientė, jau iš kliento perspektyvos galiu pasakyti, prieš porą metų aš esu per Black Friday pamačiusi reklamą tiesiog naujo brando, kuris visiškai negirdėtas, užėjau, patikrinau, žiauriai geras brandingas, žiauriai geras dizainas, produktas iki galo išbaigtas ir aš čia ir dabar per 10 minučių nuo reklamos pamatymo iki socialinių tinklų patikrinimo, nuėjimo į svetainę ir užsakymo padarimo, viskas, nusipirkau, nors tik pamačiau. Ir iš tikrųjų kartais, man atrodo, nemanau, kad buvo paskubomis padarytos jų reklamos, jų visi dalykai, matosi, kad buvo pasiruošta. Buvo ir tam tikro turinio, ir svetainė sutvarkyta, produktas iki galo, ar ne? Bet žmogui, kuris visiškai šalta auditorija, kuris tik užmato, gali irgi suveikti kartais. Tai gal kartais ir gali suveikti ir tie paskubom daryti dalykai, man atrodo. Bet čia priklauso irgi nuo pačios tos visos situacijos, kaip čia kas vyksta, jeigu viskas, iki to momento viskas, žinai, buvo labai labai ties viskuo dirbama. Tai jo, bet jeigu visiškai naujas tu ateini ir toks nepilna koja, tai dar su ta nepilna koja gal palauk. Jo, tai čia yra stebuklas, aš vadinu stebuklu, taip, kai prisibeldi prie kliento, va taip netikėtai. Kai mes susirašėm čia netikėtai, tai tu atrašei, kai buvau pasidalinus su Julija podcast'o ištrauką ir ją buvai atrašius. Ir tada man rašei, kad brandingas ir dizainas yra labai labai skirtingi, kad iš mūsų pokalbio tą supratai. Tai ką tu turėjo omeny, tai sakydama, ką iš to praeito pokalbio tada pastebėjai ir ką... Marketingas ir brandingas? Jo, marketingas ir brandingas. Tai būtent socialinių tinklų marketingas, nes Julija kalbėjo apie socialinių tinklų marketingą. Ir iš tikrųjų tas galbūt bendravimas su klientais, kaip viskas vyksta. Pavyzdžiui, aš ar ne dirbu labiau prie trumpalaikių projektų, kur mano projektas gali trukti ir mėnesį ir paleidai jau brandą į gyvenimą ir tada jau priklauso, ar dirbam su kažkokiais tęstiniais dalykais ar ne. Bet socialinių tinklų administravimas yra tas labai tęstinis projektas, kuris gali trukti pusę metų, metus ir keletą metų trukti tas bendradarbiavimas. Tai man atrodo, tas galbūt netgi
emociškai gali labiau varginti tas toksai darbas, tu turi vis tiek nuolatos būti su klientu, stebėti situaciją, reaguoti, galvoti pastoviai idėjas ir man bent jau atrodo iš tos pusės, kad man asmeniškai patinka tie trumpalaikiai projektai, kur tiesiog padarai, atiduodi ir brandas gyvena savo gyvenimą ir toliau prisidedi tik tais kažkokiais momentais, kad vėl pastiprinti tą, ką jau kartu sukūrėm. Ir aš nemanau, kad aš galėčiau dirbti tokį tęstinį darbą, nuolatos kurti turinį, galvoti idėjas ir taip toliau. Tai man čia toks pagrindinis skirtumas. Irgi gal netgi renkantis specialybę, į ką reikėtų atsižvelgti. Aš jau tikrai pagalvočiau, ar čia man, nes tęstiniai projektai nėra mano tas arkliukas, kas mane labiausiai džiugintų. Geras, nes dabar tu šneki ir aš galvoju, aš visą laiką, kai tavo darbus pamatau, aš galvoju, kiek tu turi turėti savo galvoj idėjų, kad tu padarytum tuos projektus. Tavo esmė, dabar, kur paskutinio to projektų pasidalinai, aš žiūriu ir galvoju, kaip tu, ta prasme, koks pas tave buvo procesas, kaip tu atėjai iki to galutinio rezultato. Tai man kai aš žinau, kaip aš dirbu, aš žinau visus savo procesus, aš žinau, per ką mes turim pereiti. Ir man tas kaip tik ilgalaikis bendradarbiavimas, jis, man atrodo, su marketingu duoda daugiau naudos, dėl to, kad kuo toliau tu dirbi, tu ir su klientu apsišlifuoji. Klientas supranta, kas kaip vyksta socialiniuose tinkluose, kas vyksta su jo brandu, jis pats pradeda galvoti kažkokių idėjų, supranta, kur gerai investuoti, kur negerai, arba supranta, kad galim investuoti, žinai, ir toks, kuo ilgiau dirbi, tuo daugiau gali visko padaryti, žinai. Tai man kaip tik sprogsta smegenis, kai aš pagalvoju apie tavo darbą, kiek tu turi turėti galvoj, kad įgyvendintum tuos visus projektus. Tai man čia tiesiog, sakau, sprogstas smegenis, kaip pagalvoju, kaip čia viską reikėtų sutvarkyti. Tai pakalbėkime apie tai, nes man atrodo, kad dar yra labai labai daug žmonių, kurie galvoja, kad brandingo nereikia, mes čia ant Canvos pasidarėm logotipą su kažkokiu tai šriftu ir viskas galim važiuoti. Ar dar yra daug tokių žmonių, ar kaip tik jau dabar viskas verčiasi? Iš tikrųjų yra ir manau, kad labai daug yra ir aš manau, kad tai gal net nėra blogas požiūris tam tikrais atvejais. Aišku, pas mane dabar ateina galbūt tie klientai, kurie jau turi aiškę viziją, ambicingai mato savo prekės ženklą ar verslą ir jie nori dizainą, brandingą panaudoti kaip įrankį verslo tikslams pasiekti. Tai su tokiais verslais aš prioritetizuoju ir daugiausia dirbu. O šiai dienai tie verslai, kurie gal nemato vertės tame brandinge, galbūt nėra mano klientas, bet iš tikrųjų labai daug yra tokių verslų ir aš manau, kad kartais netgi nėra blogas dalykas tiesiog startuoti, išsitestuoti idėją, pažiūrėti, ar veikia be brandingo, kad ir be to pačio logotipo. Ne visada jo tikrai reikia pačioj pradžioje, yra daug svarbesnių dalykų. Galbūt keistai tai skamba iš dizainerės, bet manau, kad viskas savo laiku ir kartais prie to brandingo reikia pribręsti. Tai nežinau, ar atsakiau į šitą klausimą. Jeigu norėtum, kad kažkuria pusė prasiplėščiau, tai gali paklausti. Šiaip, dar daug atsiranda tokių, kur parašo, žinai, tokie, tai mums čia tik tais logotipo reikia. Taip. Tikrai taip. Ir pavyzdžiui, aš kaip specialistė pas mane negalima pakliūti dirbti su manim be pažintinio skambučio, kur mes išsiaiškinam lūkestį, susipažįstam ir tada pasitikrinam, ar atitinkam, ar galim eiti toliau. Ir tas pažintinis skambutis dažnai tokius žmonės, kuriem reikia logotipo, galbūt čia ir dabar, jisai atfiltruoja ir manęs gal nepasiekia tai. Pasiekia nebent žinutėse iki kol užsiregistruoja. Bet jau iš karto tada dažniausiai supranti, kad tai nebus asmeniškai mano klientas. Ir tada gali tiesiog jiems parekomenduoti, nukreipti, arba galbūt aš kartais netgi pasiūlau vis tiek ateikite į skambutę. Pasikalbėsim, pažiūrėsim, kokia jūsų situacija. Aš jums duosiu nuoširdžią rekomendaciją, kryptį, ką jums būtų tikslingiausia daryti su tais resursais, kuriuos turit šiandien. Yra
tikrai jums užteks tik logotipo ir ar apskritai jums jo reikia. Geras, ok. Bet šiaip, kaip pat irgi, ieškais dizainerio, kartais, ir į marketingo specialistų ieškantis, ne visada žino, čia kaip reikia, ko reikia. Tai čia dabar leidžiam reklamą, žinai, nes apie reklamą daugiausiai žino, po to, kai pradedi kalbėti apie strategiją ir panašiai, vėl kitaip viskas vystosi, bet kai renkiesi grafikos dizainerį, su kuriuo dirbti, kaip susigaudyti, į kokį tą žmogų kreiptis, nes tikrai yra tokių daug dizainerių, kur aš esu grafikos dizaineris, aš per Canva padarysiu tą vizualą. Taip. Kaip kaip atsirinkti, kaip žinoti, ar kokių klausimų, pavyzdžiui, klaus dizainerio, kad atsirinkti tą tinkamą žmogų. Tai čia irgi labai geras klausimas ir labai platus, tai galima labai daug kalbėtis. Iš savo patirties vis tiek, jeigu kalbant apie solo, smulkesnį verslą, kurie vis tiek stovi už vairo vieni arba yra mažesni ir turi ribotus biudžetus, man atrodo, kad dažnai tas grafikos dizaineris turi būti viskas viename. Turi apimti daugiau funkcijų, negu tiesiog sukurti gražų reprezentatyvų logotipą. Jisai tikrai turi kažkiek nusimanyti ir marketinge, ir socialiniuose tinkluose, kad galėtų adaptuoti tą dizainą ir sukurti tokius sprendimus, kurie bus tinkami. Turi nusimanyti ir versle, kad suprastų, kaip dizaino sprendimai gali įtakoti verslą. Turi nusimanyti psichologijoje vėlgi, turi būti patys puikūs komunikatoriai, kad galėtų suvaldyti krizinės situacijas ir tiesiog komunikuoti su klientu. Turi netgi mokėti, gebėti paedukuoti. Tai man atrodo, kad ypač galvojant apie smulkų, mažesnį verslą, reikėtų pirmiausia pasižiūrėti į gal netgi minkštasias tas savybės dizainerio arba jo kaip well-rounded asmenybė, kad būtų požiūris, kad jis iš tikrųjų nusimanytų ir kurdamas dizainą vertintų daugiau sričių negu tiesiog dizainas. Ir apskritai, žiūrint kokiam dalykui renkamės tą dizainerį, jeigu mums reikia logotipo, vizualinio identiteto, tuomet irgi reikia žiūrėti ne į bet kokį grafikos dizainerį, kur tiesiog grafikos dizaineris, bet reikėtų pasižiūrėti, kad tas dizaineris specializuotųsi būtent šitoj temai. Nes tiesiog dizainas, maketo kūrimas šablono Canvoje ir jau vizualinis identitetas, verslo veidas ar ne, tai yra du skirtingi dalykai ir tikėtina, kad dizaineris, kuris dirba su maketavimu, kuris galėtų jums padaryti puikią skrajutę ar kažkokį maketą socialiniam tinklam, negebės tikslingai išpildyti jūsų prekės ženklo vizijos, kas liečia vizualinį identitetą. Tai irgi šitas dalykas yra svarbus, į ką vertėtų atsižvelgti. Gerai, sakyk toliau, matau, kad tu išsivedusi, toliau sakyk. Gal dar pagalvosiu, kokį vieną dalyką, kas man atrodo svarbu irgi, tai galbūt tas irgi gebėjimas, vėlgi komunikaciniai gabumai, empatija turbūt klientui ir gebėjimas iš tikrųjų išgirsti tuos lūkesčius, įsigilinti ir tą, kaip aš sakau, tiek prekės ženklo strateginius aspektus, tiek kliento asmenybę išversti į dizaino kalbą, sukuriant prekinį ženklą. Tai man atrodo, tas turi stipriai atsispindėti specialisto komunikaciniuose gabumuose, nes dažnu atveju ateina vizualinio identiteto ar dizaino žmonės, verslų kūrėjai, kurie galbūt pirmą kartą susituria su šituo dalyku. Ir būna labai daug neaiškumų, kaip ir tu minėjai, kreipiasi tiesiog, kad reikia logotipo, jie dažnai būna, kad nežino kitaip, nežino, ko iš tikrųjų reikia. Ir man atrodo labai svarbu yra kaip specialistui užčiuopti tą nežinojimą, paimti tą klientą už rankytės, pervesti per visą tą pagrindus, paedukuoti, suteikti aiškumą ar nežinių,
kad tuomet jau tas klientas galėtų suteikti aiškumo, taip suteikiant drąsos priimti sprendimą, ar iš tikrųjų man reikia tik logotipo, ar man verta investuoti dabar į brandingą ir panašiai. Tai man atrodo, tas yra irgi svarbus aspektas. Empatija, turbūt aš įvardinčiau taip. Aš šiaip klausaus ir galvoju, netgi, tarkim, jeigu, tarkim, esi suprantantis marketingą, supranti, kas yra strategija, kaip reikėtų ją daryti, jeigu pradedi savo kažkokią, savo kažkokį prekę ženklą, vis tiek, aš manau, yra labai labai gerai eiti pas grafikos dizainerį ir daryti visą brandingą ir netgi tą pačią marketingo strategiją duoda daryti kitiem žmonėm. Kodėl? Dėl to, kad tu pats labai daug būni su savo tuo produktų paslauga ir tu šiek tiek užsidarai savo tokiam burbulę. Kokią tu ten idėją sugalvoji, kaip viskas atrodo, bet kai tu pradedi su kitais savo srities profesionalais irgi kalbėti, tu gali dar iš kitos pusės pamatyti ir dar tą burbulą tiesiog praplėsti, kad jis labai gražiai apsipavidalintų, jį gražiai, žinai, supakuoti, žinai, jis jau atkalpina, žinai, užrišti. Tai čia, man atrodo, ta prasme, su kuo daugiau savo srities profesionalų kalbėti ir jie dar daugiau minčių gali duoti, kaip dar geriau visą tą padaryti. Taip, labai gerai. Man dabar, žinai, taip sukas galvoju, žinai, visi įsivaizdavimai, kaip čia kas atrodo, nes po to ir po brandingo dėliojasi labai labai daug dalykų. Tas visas pats marketingas, jisai jau kabinasi ant viso to brandingo, kas yra padaryta. Ir tada nereikia neprasideda nuo to, kad labą dieną šiandien pradėjau komunikuoti ir dabar reikia pradėti galvoti, kokios čia galėtų būti žinutės, kaip to žinutės įvilk, nes to žinutės jau iš brandingo iš esmės ateina, viskas jau tiek būni išsigryninęs visko. Gerai. Tai ateina, žodžiu, žmogus pas tave arba pas kažkokį kitą specialistą, kas yra tas dokumentas, su kuriuo jis turi išeiti ir ką jis ten turi turėti, tavo nuomonę, nes tikrai, skirtingi specialistai daro skirtingai, aš įsivaizduoju, tam tikras dalis adaptuoja ir panašiai, bet, aš irgi esu, tarkim, susidūrus, kad padaro brandbooką, tarkim, ir tu iš ten, nelabai ką gali pasimti, nelabai ką gali panaudoti, kaip ir yra padaryta, kaip ir tu ten praverti, pasižiūri bendrą vaizdą, kaip ir įsivaizduoji, kas čia kaip, bet tai nesusiveda kažkaip iki galo. Tai aš sakyčiau, kad labai įvairiai ir priklauso nuo verslo ir nuo jo stadijos, bet patys pagrindiniai dalykai, kas ten turėtų atsidurti, tai man atrodo faktas, kad tikslinė auditorija turi nugulti, apskritai brando charakteris, asmenybė, kaip tas brandas save pateiks ir tiek tekstinė išraiška, tiek vizualinė išraiška. Turi būti apspręsta, kas galima, ko negalima tam brandui. Tai tarkim, ar šmaikštus pasisakymas, tarkim, kad ir story tekstuke yra galimas, ar reikėtų santūriau kažką pateikti, ar galima raudonos spalvos aukštakulnius 15 cm fotosesijai užsidėti, ar reikėtų rinktis kitokį įvaizdį. Tai man atrodo, netgi tas pats ir interjeras į patalpų ar kiti aspektai irgi turėtų į tas gairias įeiti, kad nupiešti bendrą tą vaizdą, kaip atrodo tas brandas, kaip jisai save pateikia. Kaip ta asmenybė atsiskleidžia per įvairius aspektus. Tada, aišku, turi būti vėlgi misija, vertybės, tas brando kodėl, visi šitie dalykai čia jau pagrindas turėjau pradžioj paminėti, bet atrodo savaime suprantama, žinai. Pozicionavimas, konkurentų analizė ir vėlgi dauguma marketingo specialistų konkurentų analizę daro tiesiog Excel'yje, kas yra geras dalykas ir labai svarbu yra išanalizuoti tuos aspektus, bet jeigu kalbant apskritai iš tos ir dizaino pusės, kada tas dokumentas iš tikrųjų įgauna dar vertę ir toliau renkantis, tarkim, spalvas, kokias naudoti sprendimus vizualinius, tai kai ta analizė Excel'io yra papildoma ir vizualinė konkurentų analizė. Šitą aš kiek gaunu, tarkim, dokumentų. Iš klientų, ką jam būna sukūrę marketingo strategai, tai labai dažnai pasigendu šito dalyko, būtent vizualios analizės.
ir pagal tai, kad būtų apspręsta vėlgi pagal tą vizualią netgi analizę, galima toliau rinkti sprendimus brandui, ar ne? Tai konkrečios žinutės, kokios turėtų būti komunikuojamos, visas tas pozicionavimas ir tai tiesiog susilipdo į tą bendrą paveikslą. Tai man atrodo, čia yra tokia pagrindų pagrindas. Ir aišku, ten gali būti dar daugiau dalykų, bet čia toks, aš manau, kad yra pagrindas, kas turėtų būti. Ir aš kaip dizainerė, kadangi į tą visą brandingą, marketingą žiūriu iš jau per šiek tiek kitą prizmę, aš mėgstu įtraukti ir jeigu, tarkim, dar nekuriam vizualinio identiteto, kuriam tik strateginį pagrindą, tuomet visuomet įtraukiu ir kryptį, kaip brandas turėtų atrodyti vizualiai, fotosesijos, galbūt gairės, visus tuos aspektus, kas yra aktualu prekės ženklui. Viską, apie ką kalbė, niekada nesu mačius, nei vienas klientas nėra pateikęs šito dalyko. Ir pati klausausi labai daug dalykų, ką aš neki, įeina ir mano strategija, ką ruošiam klientam. Bet jo, dar nesu gavus nei vienos tokios, kad ateitų klientas ir sakytų, taip, mes turim strategiją, mes turim brandingą, va čia yra šitie dokumentai, kuriuos mes turim. Jo, aš irgi labai retai gaunu, gal esu vieną tokią tikrai pilną gavusi per visą laiką, kas yra visą laiką tada tas darbo procesas, jau kuriant, tarkim, dizainą remiantis, tą strategiją, tolimesnius sprendimus, tiesiog taip gimsta dizainai, nes viskas jau yra aprašyta. Tau tai reikia paimti ir perkelti į vaizdus tą visą informaciją ir labai būna lengva. O kai, pavyzdžiui, kreipiasi ir neturint strategijos pas mane klientai, kurie niekada nėra apsirašę to dokumento, ir, tarkim, aš kaip dizainerė, kurdama vizualinį identitetą, aš, kadangi jau žiūriu į tai iš strateginės pusės, net neturint strategijos prekės ženklui, vis tiek galima padaryti kokybišką rezultatą, kryptingą, atitinkantį tą prekės ženklą, galbūt to prekės ženklo įkūrėją ir panašiai. Tiesiog jau reikia tam tikro požiūrio, tam tikros analizės ir daugiau iš tos psichologinės, empatiškos pusės paanalizuoti, apie ką yra tas klientas apskritai. Tai, pavyzdžiui, su to paskutiniu projektu, ar ne, irgi pas mane atėjo visiškai be strategijos. Ir mes strategijos kol kas nelietėm, bet po naujų metų turbūt pradėsim liesti ir dėlioti visą strategiją. Bet tas įvaizdis, jisai neatėjo tiesiog, kad aš sugalvojau, kad gražiai atrodytų taip. Tai yra labai detalus, analitiškas turbūt darbas, peržiūri visą komunikaciją, išanalizuoja, kokia yra būtent tos prekės ženklo įkūrėjos asmenybė, kiek jinai natūraliai įsineša į komunikaciją, ką jau jinai dabar komunikacijoje vizualiai, natūraliai kokius dalykus naudoja ir kaip tu tą subtiliai pagerintai gali ištransliuoti dar kažkokioj, pabūstinti visą tą įvaizdį, padarydama tą profesionaliai, bet kad tai būtų lengva jai naudoti ir kad tai būtų natūralu jai. Tiesiog aišku, gavosi toks tikrai revoliucija to brando, bet čia galbūt yra tokie niuansėliai, kur paprastiems žmonėms gal sunku suprasti, bet aš kai žiūriu, netgi pavyzdžiui, spalvinę paletę, kokią mes pasirinkom. Jinai ir šiaip juokinga istorija yra, bet su šita klientė, tai mes, jinai iš pradžių pas mane kreipės vasarą, tuomet neatėjo pas mane, nes tuo metu jai buvo per brangi investicija, tuomet nuėjo pas kitą dizainerį, jisai negebėjo padaryti to rezultato, jinai pasimetė, nesuprato, ar čia gerai ar negerai. Jinai grįžo tiesiog konsultacijai pas mane, kad aš pakonsultuočiau, kas čia vyksta, kuria kryptim judėti, ar čia gerai ar negerai. Ir aišku, aš toj konsultacijai dizainerę nekritikavau, daviau tiesiog visą sąrašą dalykų su pavyzdžiais, ką padaryti, kad ištraukti tą jau į rezultatą, kurio jinai tikisi. Ir jinai tuomet sako, žinai ką, tiesiog aš ateinu pas tave ir padarom. Ir taip gavosi, kad jinai susimokėjo 2 kartus ir labai didelis kontrastas gaunasi tarp to, kur iš pradžio galbūt per brangu atrodo ta investicija, bet kai jau yra rezultatas, pacituosiu žinutę, sako,
aš nieko dabar nesakysiu, tiesiog esu labai laiminga ir viskas. Ir atrodo, taip kartais būna labai nedrąsu investuoti, tai tikrai, kai dirbi su specialistu, ir tikiesi ne tiesiog gražaus logotipo, bet norisi, kad tas brandingas apimtų visą tavo brandą ir atlieptų vertybės, pozicionavimą ir visus kitus aspektus, tai tikrai nebus pigi investicija ir jai reikia pasiruošti ir kartais tai baugina, bet turbūt kartais tiesiog reikia išdrįsti. Kai tu žinai, dėl ko tai darai, tai ta investicija pasidaro netokia baisi. Bet šiaip dabar, kai pasakai, man atrodo, kad, kaip pasakyti, tie būtent verslai, kurie, net ne verslai, tie žmonės, kurie pradeda kurti verslą ir kurie, tiesiog mes norim padaryti gerą produktą, mes padarėm gerą produktą ir viskas, mes jį norim paleisti ir jie tada pradeda, tai čia gal biški kažkokį logotipą, biški kažką, bet jie, nemato to bendro vaizdo, bendros tos visos strategijos, tai jiem kaip tik labai reikia kreiptis į specialistus, kurie gali iš karto strategiškai su tavim kalbėti ir net, kaip sakai, ne tik tais pasakyti, kad, žiūrėk, tau čia reikia žinutę išsigryninti, pozicionavimą išsigryninti, nes aš žmogus sėdės ir galvos, apie ką man čia pasakoja. Bet tu jį paėmė už rankos ir sakai, žiūrėk, mums dabar tokį dalyką reikia pasidaryti, mes čia, taip, ir tu iš jo gali traukti visą informaciją ir jam padėti visą tą apsipavidalinti ir turėti jau visą tai ir tada jam pačiam toliau yra žymiai lengviau važiuoti. Iš tikrųjų, šitas aspektas labai labai yra stiprus, nes tu kartais galbūt pradžioj turi gal ribotą biudžetą ir turi biudžetą tik vienam kažkokiam dalykui, tai tuomet kaip tik reikia ieškoti tokio specialisto, kuris būtų labiau pilnas paketas, full packages, kad jisai gebėtų savo paslaugoje atliepti ir kitus dalykus, kažkiek, kurių tau trūksta. Ir taip tu padarydamas tą vieną investiciją, kuri galbūt tai dienai tau yra labai brangi, turėsi pagrindą, kuris bus tikrai kokybiškas ir tu pats individualiai vienas be pagalbos galėsi atsispirti ir judėti kryptingai tolimesnius sprendimus darydamas. Tai man atrodo, tas yra labai svarbu, nesvarbu, ar tai su brandingo specialistu, dizaineriu, marketingo specialistu, visuomet svarbu, jeigu tai yra investicija, kuri gali šiai dienai tik vieną padaryti. Pasirinkit specialistą, kuris geba strategiškai mąstyti ir į jūsų prekės ženklą, būtent savo paslaugą, pasižiūrės plačiau. Ne tiesiog, kad dizainas, o kad tai bus dizainas prekės ženklui, prekės ženklo vystymo kontekste visame. Dabar, kai pasakai, irgi galvoju, man atrodo, gal praeitą savaitę turėjau konsultaciją ir konsultacijos metu mes iš tikrųjų turėjom pakalbėti, kaip apšildyti auditoriją prieš mokymus. Kokia bus komunikacija, kokiais žingsniais viskas bus iki tol, kol pasileis mokymai ir pradės, žmonės registruosis. Bet kadangi aš pati, tikrai ne vienose mokymuose buvus ir labai daug skirtingų dalykų mačius ir šiaip, kaip tenka dirbti ne tik tai su marketingu, bet tuo pačiu su pardavimais, kalbėti su labai daug žmonių, girdėti labai daug istorijų. Tai mes pradėjom kalbėti ne tik tais apie apšildymą, ne tik tais apie turinį, ten mokamas reklamas, naujienlaiškius ir panašiai, ne tik tais apie visą tą strategiją, kaip jinai turi būti, bet ir apie kainodarą. Kokius, kada mokymus pasileisti, už kokią kainą geriau, ten daryti nemokamą webinarą, nedaryti, kas ten jo metu vyksta, žinai, tokie, kur, čia jau su manim kaip ir nebesusiję, čia nebėra marketingo dalykai, žinai, jau čia tiesiog visas organizavimas, žinai, kaip viskas atrodys. Bet kai yra tas platesnis matymas, kai yra daugiau tos patirties, tai tu ir gali suteikti tam žmogui, pakonsultuoti, papasakoti, žinai, daugiau, ta prasme, ir tam žmogui tada paprašiau eiti pačiam toliau. Taip, labai gera įžvalga ir manau, kad kas klauso šito podcast'o, kas vysto prekės ženklus, tikrai į šitą dalyką išgirskit, užsižymėkit savo. Ir nes tikrai tai gali sutaupyti labai daug finansų, labai daug nervų ir panašiai. Ir tarkim, atsakyti labai daug klausimų. Daug klausimų gali atsakyti. Ir tarkim, irgi, jeigu, tarkim, renkantis jau investuoti, kai tu investuoji į tą žmogų, kuris tampa realiai tavo partneriu. Taip.
Jisai nėra tiesiog dizaineris ar marketingo specialistas, jis yra jau tavo partneris, kuris tau, galbūt jeigu tu esi vienas arba tik pradedi, tau yra daug neaiškumo, jisai gali tave, kaip mes jau kalbėjom, pervesti tiesiog per visą šitą procesą ir man atrodo, tai yra be galo didelė vertė klientui. Gerai, tai kada į tave kreiptas? Kada? Nu, taip, yra skirtingos visų situacijos, visi skirtingai ten dėliojasi biudžetus, ne visada ten iš pradžių gali, bet nu, kada yra tas auksinis laikas, kada jau kreipiasi į tave? Dažniausiai pastaruoju metu įgyvendinu rebrandingus. Ir tai yra tas momentas, kai galbūt klientai priauga prie to, kad kurį laiką pabuvom su savo darbiu galbūt įvaizdžiu, jau mūsų idėja transformuojasi, auga, mums reikia kažko, kas iš tikrųjų mumis atspindėtų ir dar sustiprintų mūsų įvaizdį rinkoje, padėtų užsiimti stipresnę poziciją. Tai galbūt tai yra pagrindinis dalykas, kada į mane kreipiasi, kai iš tikrųjų, vėlgi, tą dizainą nori brandingą panaudoti kaip verslo tikslams įrankį pasiekti. Tai čia toksai pagrindinis dalykas ir tuomet mes arba renkamės įgyvendinti visą pilną prekės ženklo strategiją plus vizualinį identitetą, tai brandingą, arba tiesiog strategišką vizualinį identitetą kuriam, kur irgi atsižvelgiam į strateginius aspektus, bet jau galutiniai failai, ką gauna iš manęs, tai būna tiesiog dizaino dalis, dizaino failai. Tai tokias dvi pagrindinės paslaugos. Ir kitas aspektas, kad jeigu nėra tikri, užtikrinti, ar dabar jau laikas investuoti, ar iš vis reikia kažką keisti, ar tikrai gali gal kažką savo pasidaryti, gal jau pasidarė, bet mato, kad ne iki galo, bet trūksta tik tai šiek tiek, kad būtų gerai, galima visuomet ateiti į konsultaciją, kurios metu įsigilinsim konkrečiai į tą prekės ženklą, pateiksiu vizualius pavyzdžius, ką padaryti geriau, galima netgi workshopą dažnai mėgstu pasidaryti, atėjus į konsultaciją su klientais ar ne, kad mes įšokom į tą pačią kanvą, kur jie dirba ir padarom tos pakeitimus, kažkokius parodau pagrindinius principus, kuo reikėtų vadovautis, kad jau turimas tai, ką jie susikūrė, tiesiog atrodytų profesionaliai. Gerai, suprantu, man reikia konsultacijos. O kodėl tau reikia konsultacijos? Man atrodo, nereikia tau konsultacijos. Ai, beje, dabar šovė mintis prisiminiau, kad tu kažkada kažkokiuose mokymuose naudoji mano profilį. Kaip pavyzdį, taip, naudojau, taip. Nes tiesiog kažkada mano pusbrolio žmona tiesiog man atsiunčia, žinai, screenshotą, sako, va, čia tavim dalinasi per mokymus. Ir aš galvoju, kas čia, kur čia, kaip po to pasakė, kad čia tavo mokymai. Tai va, dabar prisiminiau, kaip pasakė. Jo, tai mokymai būtent apie tai, kaip pačiam susikurti vizualinį identitetą. Ir aš rodžiu tiesiog tavo pavyzdį, kaip labai paprasta, tačiau efektyvų įsimintiną pavyzdį, kur pas tave nėra nei ryškių spalvų, nei grafinių elementų. Tiesiog 2 šriftai, patamsintos nuotraukos turi tam tikrą irgi tendenciją, stilistiką ir viskas. Daugiau nieko nėra, bet tai veikia, tai yra su tavim sutapatinama, išraiškinga pakankamai ir kad tikrai dažnai pradedant atrodo, kad oi, turiu susikurti įspūdingą dizainą, bet tai nėra tiesa. Kad iš tikrųjų svarbiausia yra nuoseklumas, nuosekliai tą daryti, ką jau darai, net kad ir kaip prastai tą darai, daryk nuosekliai ir viskas bus ok. Tai tiesiog man atrodo, kad tavo yra profilis geras pavyzdys, kaip paprastai neperspaudžiant, turėti tam tikrą išskirtinumą, braižą. Geras, ačiū. Kaip gerą pavyzdį rodžiau. Nes mano profilis tai jo, toks visada, kaip pasakyti, žinai, kai darai savo, tai visada toks atrodo, gal aš čia, žinai, biškai nesąmonę darau, gal žinai, kažkaip, jo. Bet aš pati, kai pradėjau savo Instagramą, tai aš tikrai labai nestipriom kojom tai ėjau ir nežinau, kaip noriu, kad atrodytų, iš pat pradžių paveikslėlius kažkokius naudojau, kurie man labai nepatiko, žinai, ir irgi daug visko, žinai, bandžiau, kol atėjau iki to, bet manau, kad
eigoje tai vis tiek dar kažkaip keisis ir dar kažkur nuves. Bet konsultacijos tai ne apie savo profilį man reikia. Jo, tai čia ką kalbėjom prieš tai. Okay. Apie ką dar kalbėsiu tik tais po naujų metų, bet jo, dabar matau, kad aš strategiją, taip, aš ją esu pasidarius, bet dabar, kai kalbam, žinai, man dėliojasi tokie pliusiukai, žinai, minusikai, kas yra padaryta, ko nėra padaryta. Ir jo, man reikia, žinok, su tavim pasikonsultuoti šitą klausimą. Jeigu galim ir prieš kameras. Šiaip čia irgi geras, žinai, turinys, kur kaip, kas buvo padaryta, kaip buvo padaryta, jo, ko aš kokius patarimus konkrečiai galima duoti. Jo, galima. Geras. Jo, reikia. Liavom, vis žinai, prigalvojame. Jo, dar avantiūrų. Taip. O kaip, ar turi būti klientai pasidarę kažkokius namų darbus prieš ateinant pas tave? Tai idealiu atveju taip. Iš tikrųjų, kaip irgi prieš tai klausiau podcastų su kitom viešniom pas tave, tai visur minit prekės ženklo strategiją. Tai taip, idealiu atveju tai turėtų būti, pagrindiniai aspektai turėtų būti apspręsti ir ta tikslinė auditorija, kaip save pozicionuoja, man labai aktualu. Būna labai daug dalykų išgirsti, tiek netgi kokios paslaugos, produktai, kokios jų vertės, dalykėliai visi šitie, tiek vizualūs preferences, stilistiniai kažkokie pavyzdžiai, vėlgi konkurentai ir taip toliau. Viskas, kas įeina į strateginį dokumentą, man yra aktualu. Ir tai turėtų būti idealiu atveju apspręsta. Jeigu tai nėra išreikšta kažkokiu strateginiu dokumentu, tai turėtų būti bent jau nujaučiama ir žinoma viduj iš tos patirties dirbant šitoj veikloj. Tai tokie namų darbai turėtų būti atlikti, plus kartais būna visai smagu, jeigu prekių ženklai giliau pasižiūri ir netgi vizualių pavyzdžių pasiieško, kaip jiem atrodo, kad norėtų atrodyti, kaip būtų tikslinga atrodyti jų verslui ar jiems kaip asmeniniam, tarkim, prekės ženklai. Tai irgi būna vertinga, tačiau esu pastebėjusi, kad dažnu atveju, neturint žinių vėlgi apie brandingą, dizainą, tie pavyzdžiai gali būti labai šabloniški ir klientui atrodyti kaip tinkami, bet tada reikia vėlgi per edukaciją parodyti pavyzdžius, kaip galėtų būti, kaip atrodo tame kontekste jų pasirinktas įvaizdis ir tada leisti tiesiog tikslingai jau pačiam vėlgi apsispręsti, kad vis dėlto gal tai nėra tai, kas padėtų man profesionaliai atrodyti, tinkamai save pozicionuoti ir panašiai. Tai namų darbai visuomet yra strategija, galima ateiti ir be jos, tai ir tada jeigu ateinat be jos, vėlgi reikia specialisto, kuris gebėtų su tuo tą paimti ir dirbti su tuo, nes tikrai ne visi gebės tą padaryti. O kiek užtrunka, taip, nuo kliento atėjimo iki to viso brandingo paruošimo, iki jo išėjimo jau iš sprogimo, kiek užtrunka? Jeigu kalbant apie ir strategiją, kai gryninam kartu su klientu ir vizualinį identitetą, tai visą tą pilną brandingo paketą, tai gali trukti 3 mėnesius, 4 mėnesius, priklausomai nuo to, kur yra klientas. Kartais gali ir šiek tiek ilgiau užtrukti, jeigu, tarkim, produktas dar yra kuriamas ir panašiai. Tai būna daug tų dedamųjų, bet aš sakyčiau, 3-4 mėnesiai yra tas aukso viduriukas. Jeigu kalbant tiesiog apie strateginį vizualinį identitetą, kur mes jau nedarom strateginių sesijų ir neanalizuojam, nekuriam viso to strateginio dokumento, tik jau dizainą, tuomet apie mėnesį, 1,5 mėnesio galima tikėtis viską turėti. Okay. O kiek tavo nuomonė yra svarbu, arba kiek, pavyzdžiui, iš klientų pastebi, nes su komunikacija tu po to nedirbi, tu padarai visą iš strateginės pusės, iš vizualinės pusės ir po to paleidi, žodžiu, klientą toliau vystytis pačiam. Bet kaip manai, kiek yra svarbu tą patį brandingą išlaikyti po to komunikacijai? Nes čia irgi kažkada suturėjau skambutį su grafikos dizainerė, kuris sako, aš noriu atrasti marketingo specialistus, kuriais aš pati labai irgi pasitikėčiau, nes sako, man labai gaila būna, kai sukuriu tokį gerą brandingą, sako, man pačiai žiauriai gerą, matyti tą dalyką
kurį jau padariau. Taip. Ir sako, aš po to pamatau, kas vyksta ten socialiniuose tinkluose, jo, jis yra išdarkomas ir atrodo taip jisai neišvažiavo, kiek jisai potencialo turėjo. Nu, čia aš irgi įvairiapusiškai žiūriu į šitą klausimą ir man atrodo, kad taisyklės yra gerai, bet kartais yra gerai ir jas sulaužyti. Nes kartais tikrai marketingo kampanijoms reikia didesnio efekto, kažkokią jausmą sukelti ir taip toliau. Ir kartais reikia papildomų kažkokių spalvų įvesti, apie kurias gal dizaineris nepagalvoja ir taip toliau. Tai tikrai gali atsirasti kažkokie šiek tiek nutolimai nuo to brandbooko vadinamo, ar ne? Tikrai manau, kad tai yra viskas ok. Vėlgi, kitas dalykas, ką aš esu pastebėjusi, kad labai dažnai dizaineriai mėgstam, turbūt galiu sakyti, nes man irgi patinka tą maksimalų rezultatą sukurti, maksimaliai parodyti klientui, kaip maksimaliai gerai, jeigu viską teisingai padarant, galėtų atrodyti. Bet vėlgi, jeigu galvojant iš tos brando perspektyvos, kaip brandas gyvena savo gyvenimą, dažnai tas tiesiog iki galo 100% iščiustytas vizualas, tas 100% kaip gerai gali atrodyti, gali neveikti. Vėlgi reikia atsižvelgti į komunikaciją, žinoti, kokie yra tie tendencijos, kas ta tikslinė auditorija. Jeigu tikslinė auditorija yra ta Z karta, galbūt reikėtų komunikacijoje to brandingo taip stipriai nenaudoti. Ok, panaudokim šriftus, panaudokim spalvas, bet gal atsisakykim tų tokių perdėtai iščiustytų maketų, kurie neveikia dažniausiai. Tai vėlgi, čia irgi reikalingas tas strateginis matymas ir iš dizainerio pusės prieš kuriant, kad jis pamatytų tą brandą, kad ir kurtų tai, kas iš tikrųjų veiktų jam. Ir tuomet ir dirbant su marketingo specialistais, kurie seka galbūt tas tendencijas, gilinasi į tikslinę auditoriją, toliau žiūri, kas veikia, kas neveikia, kad jie galėtų lengviau adaptuoti tuos dalykus ir nereikėtų jiems taip stipriai nutolti. Jeigu nesukursim to, kas neveikia, žmonėm galbūt nereikės, kurie dirba savo darbą, darkyti tų aspektų. Bet dar kitas dalykas, ką aš esu pastebėjusi ir kur, man atrodo, yra šiek tiek, kaip čia pasakyti, kas sudėtinga yra rinkoje, tai rasti, jeigu kalbant apie komunikacijos specialistą, marketingo specialistą, kuris dirba, tarkim, su socialiniu tinklų komunikacija, pats kuria turinį, pats ruošia vizualus, nes verslai dažnai neturi investicijų, kad investuoti ir į dizainerį, ir į komunikacijos specialistą, kad dažniausiai tai būna vienas žmogus. Ir aš esu pastebėjusi tiek iš asmeninės patirties, kadangi irgi samdom specialistus socialinių tinklų, tai tiek iš savo klientų patirties, kad labai mažai yra socialinių tinklų specialistų, kurie iš tikrųjų gebėtų kokybiškai paruošti vizualą. Jie labai retai net elementariausias taisyklės, nežinant tų elementariausių dizaino taisyklių, tiek kompozicijos, hierarchijos, kontrasto ir taip toliau. Ir vien jau tų elementarių taisyklių išmanymas, žinojimas, manau, turėtų būti būtinybė tokiam specialistui. Jeigu jau imamės daryti vizualus, tuomet reikėtų šitoje vietoje irgi pasitobulinti. Ir dažnai sutinku netgi specialistų, kur aš koncentruojuosi tik į tekstus. Aš tik tekstus matau, tik tekstus pastebiu, čia yra svarbiausia dalis tą žinutę perteikti. Bet vizualas eina greta, jį pamatom pirmą. Jeigu vizualas nepatrauks, dažnu atveju gali būti, kad mes net neskaitysim, kas parašyta. Tai aš manau, kad čia yra tokia stigma būtent šitoj rinkos dalyje, kad iš tikrųjų galima susikurti nuostabų brandingą, nuostabų, tikrai kokybišką, sumokėti už tai pinigus, investuoti, tikrai tikėti, kad tai padės siekti kažkokių verslo tikslų, bet toliau daromos investicijos versle.
jos turėtų irgi būti kryptingos. Nes jeigu mes pasidarom brandingą ir tikimės, kad tiesiog pasidarėm brandingą, dabar visos investicijos taiga atsipirks ir bus nuostabu viskas, tai dėja ne. Mums reikia toliau žiūrėti, kad tą brandingą suprastų ir socialinių tinklų ekspertas, kad tą brandingą galėtų atliepti ir svetainės kūrėjai, kad jie nekurtų tiesiog pagal šabloną, kaip jiem atrodo, o kad vėlgi empatiškai pasižiūrėtų į verslo situaciją ir suprastų brandingo esmę. Man atrodo, čia yra tokie svarbus dalykai kiekvienam verslui apsvarstyti. Dabar taip kalbėjau apie tos vizualus ir aš šitą pastebėjau labai su mokamų reklamų specialistais, kad jie yra susikoncentravę į tos reklamos paleidimą, į auditoriją, kaip ten paleist, kaip ten ką mes rodysim, į visą tą strateginį matymą tos reklamos, kaip jinai turi išvažiuoti ir jie tada labai nuvertina vizualą. Ir tada, tik koks čia skirtumas, kad ten šiek tiek kažkas nusikirpo. Tai koks čia skirtumas, kad šiek tiek kitokį šriftą paėmėm. Tai koks čia skirtumas, kad kompozicijoje, žinai, tas, čia kažkoks, žinai, eina nuotraukoje kažkokia kompozicija ir mes čia taip į viršų, žinai, patį užkabinam tekstą. Ne, jau tai nebesižiūri ir tai iš karto rėžia akį, žinai. Ir man tai atrodė visada taip savaime suprantama. Ir tai tu matai visą vizualą, tai tu matai, kad tas šriftas kažkur prikabintas, jis bendram vaizde nesižiūri, bet tada supratau, kad ne visi mes tą matom, ne visi mes šitą suprantam ir šitą reikia suprasti, aš kai kurių dalykų nežinau, nesuprantu, nematau, tai kitam irgi gali lygiai taip pat atrodyti, kaip man su to vizualu atrodo, kur ten tas tekstas užkabintas, kaip jis ten gali būti užkabintas, matosi, kad labai negražiai atrodo. Atrodo, kad savaime suprantama. Ir šiaip juokinga, bet aš kartais kai kuriu dizainą, aš mėgstu pasitikrinti, kaip tą dizainą, kur jau aš išjaučiu klientą, strategiją, viską, visiškai be jokio konteksto, matytų žmonės, kurie visiškai neturi su marketingu, su dizainu jokios sąsajos ir dažnai nusinčiu savo draugiam. Sesiai, draugiam, parodau savo vyrui ir pasižiūriu, ką jie sako, kaip jie mato ir iš tikrųjų labai galima išgirsti gerų įžvalgų iš žmonių, kurie nesupranta nieko, ar ne, vien iš to, kaip jie jaučia, ką jie mato. Tai irgi labai geras triukas reklamų specialistam, tada kuriant vizualus, siūlau irgi pasitelkti savo vyrų žmonas į pagalbą, nes tikrai labai labai padeda išeiti iš to savo burbulo, kur atrodo savaime suprantama, nes kitiems žmonėms, kurie su to nesusiję, gali nebūti savaime suprantama. Ir kai tu ištestuoji su žmonėm, kuriem nėra savaime suprantama, gali priimti tam tikrus sprendimus ir dar stipresnį tada rezultatą padaryti. Čia labai ir su svetainėm tas pats su shopais, kur atrodo, tu viską pergalvoji, viską susidėjai, viskas yra aišku, žinau, kur ką paspausti, ir viskas atrodo gerai, bet kai tu duodi kitam žmogui ir tas žmogus sako, aš nerandu tam tikro, žinai, produkto, taigi jis čia, žinai, tai tu tai žinai, nes tu dėjai, tu parinkai tą vietą, kur jisai bus, bet kai tu duodi kitam žmogui, pasirodo, kad nebeaišku. Čia irgi aš save labai pagavau, kai irgi tvarkėmės e-shopą ir sako, atsidaryk apmokėjimus, iš krepšelio, nueik į apmokėjimą, sako, kiek tu čia matai skirtingų galimybių, kaip nusipirkti. Taip. Ir aš nesakau, tai 3. O esmė tokia, kad, žinai, dar viena buvo, kurios aš nemačiau, kuri ten, žinai, kažkur paslėpta, žinai, yra, tai toks, žinai, kur čia labai geras pasitikrinimas, žinai, toks, duot čia ir dabar pasižiūrėti ir ką, žinai, tu čia matai, ir toks gauni labai gerą feedbacką. Jo, labai. Kur, tą feedbacką irgi labai reikia priimti, nenumes, kur, tai tu čia nesupranti, tu čia nežinai, tai būtent, jis turėjo iš karto pagauti, ką čia turėjome. Labai šitas yra svarbu, kaip nebūti egocentriškų specialistų, kad čia kažkoks komentaras įžeis tavo ego. Ne, kiekvienas komentaras tavo sričiai, nesvarbu jis geras, blogas, iš kompetitingo asmens, ne iš kompetitingo asmens, aišku, tu jį turi gebėti kritiškai įvertinti, bet tai yra galimybė augimui. Ir kai tu į tai taip žiūri, tai tu nedarai klaidų kaip specialistas, tu visuomet tiesiog augi, mokaisi. Ir aišku, nereikia tikėtis, kad iš karto viską darysi tobulai.
Yra normalu klysti, svarbiausia yra pasimokyti iš tų klaidų. Bet nebūna tokių, kaip pat mes su Julija šnekėjom, kad ateina, žinai, žmogus ir sako, man ten kažkas sakė, kad dabar algoritmai ten kažkaip, tipo, ar ten man sakė, kad čia reikėtų daryti taip ir taip, ir kur po to tu turi aiškintam žmogui, kad žiūrėk, ne, iš tikrųjų taip nėra, kaip čia tau sakė. Ar tau nebūna to, kur jau šiek tiek per daug yra? Šiek tiek per daug. Gal pirma reakcija būna tokia, kad gal šiek tiek per daug, bet tada vėlgi eini per, aš visą laiką, nežinau, gal čia yra mano natūralus asmenybės bruožas, bet aš stengiuosi empatiškai pasižiūrėti visuomet į kliento situaciją, į jo backgroundą, kur jisai yra, ką jisai supranta ir ką tas jo klausimas galbūt maskuoja kažkokią baimę, galbūt jis yra neužtikrintas savo įvaizdžiu ir tas klausimas ateina ne dėl to, kad kažkas pasakė, o dėl to, kad jis kai kažkam tam rodė, jisai pats iš savęs viduj buvo neužtikrintas. Ir tada labai svarbu, man atrodo, yra man asmeniškai tą pagauti, užduoti tuomet tikslingus klausimus ir jeigu aš matau, kad ta baimė nepagrįsta, aš tada nesirenku kelio, kad tiesiog pasakyti, kaip turi būti, nes tai, man atrodo, tai neišspręs problemos vidinės tos jausenos kliento. Man atrodo, reikia jam parodyti, iliustruoti pavyzdžiais, kad jisai, vėlgi, kaip sakau, to edukacijos būdu, jisai pats prieitų tą sprendimą, kad, okei, aš ramus, dabar aš pasirenku taip, aš suprantu, kodėl aš taip pasirinkau ir daugiau manęs niekas neišmuš iš mano šitos nuomonės, iš šito žinojimo, nes aš žinau, kodėl taip yra, ką tai transliuoja, būtent šitas sprendimas. Tai man atrodo, čia vėlgi, koks požiūris irgi šiek tiek, gal kartais net būna požiūris į klientą, kartais turi daug klientų, jeigu visi iš eilės ateina su tokiu požiūriu, su tokiais klausimais, gali varginti, bet man atrodo kartais tiesiog įkvepi, nusinulini, įeini tą zen maudą ir padedi spręsti tą problemą realiai diskutuojant, kalbantis, be jokių išankstinių nusistatymų, kad čia kažkas yra blogas, o čia kažkas yra teisus šitoje situacijai. Nėra teisaus, neteisaus. Yra tiesiog bendras rezultatas, kurio mes siekiam. Ir klientas svarbu, kad būtų užtikrintas tuo rezultatu, kurį mes kuriam. Geras, kaip fainai šitą išgvildenai ir tokios nuomonės nesu tikriausiai girdėjus, žinai, kad taip gvildentų ir taip giliai pagalvotų apie klientą, apie jo, kaip jisai ateina, ko jisai gali bijoti ir panašiai. Labai labai įdomu, nes tas jau per daug kažkokių tais pasakymų, man atrodo, žinai, ir per ilsus labai eina, žinai, kur paprašo, žinai, ten dar milimetrų, žinai, pastumti ant kažkokį ir, žinai, kiek čia galima, žinai, tai va, tas. Aš galvoju, kad gal tai yra realybė, kad žmonės prašo pastumti dalykus ir vėlgi, tarkim, grįžtant prie mano šitos klientės, kur pasakojo situacijos, kai kreipėsi į prieš tai buvusią dizainerę. Jinai sako, mes jau turim virš 80 žinučių čete, nieko neišsprendžiam situacijas ir jinai jau eina per tą prizmę, kad gal čia pastumk, gal tokį elementą pridėti, pati pradeda siūlyti, ką būtų galima padaryti, nes dizainerė jos neatliepia. Ir man atrodo, čia yra tas, vėlgi, tas empatijos dalykas, kad tu dirbdama su klientu, man atrodo, čia yra numeris vienas dalykas, ko reikia specialistui, tos empatijos ir gebėti empatiškai klientą įvesti į savo procesą. Vėlgi, tu turi turėti procesą, jeigu neturi tiesiog kūrybinį iš pajautimo, tai čia jau kitas klausimas yra, bet kai ypač tai liečia solo, mažesnį verslą, tas empatiškas priėjimas visame kame, man atrodo, yra raktas į bendrą sėkmę su klientu. Ir vėlgi, kai pradeda jau už rankos vedžioti tave klientas, vadinasi, aš taip žiūriu, kad vadinasi, aš kažką padariau ne iki galo, jisai su manim nesijaučia saugus, jisai nesijaučia, kad aš pakankamai gera profesionalė, kad jisai galėtų ramia širdim manim pasitikėti. Ir kai pradedi žiūrėti šitos pusės, tada nebelieka red flagų, nebelieka kaltų, yra tik situacija, kurią žiūri, kaip išspręsti, kad abi pusės liktų patenkintos ir ramios. Šiaip pat dabar aš praeitą savaitę, man atrodo, atsisakiau vieno bendradarbiavimo, kur aš suprantu, kad žmogus, kuris atėjo, jis
atėjo su rekomendacija ir jis labai pasitikė tuo žmogum, kuris rekomendavo. Pas tą žmogų jisai mokėsi, jis gavo labai daug žinių, jis gavo labai daug supratimo, kaip kas turi atrodyti, kas yra ta strategija, į kas jie turi įeiti, kas turi, kokia komunikacija turi vykti su specialistu, kai tau įsidaro, žinai, strategija ir panašiai. Bet buvo jau taip, kad mes ir pažintinio skambučio metu ir po to, kai po skambučio dar susirašinėjom, buvo šiek tiek per daug to žmogaus, kaip pasakyti, tas žmogus man sakė, kad čia reikėtų taip ir taip daryti. Taip. Tas žmogus man sakė, kad strategija turi atrodyti taip ir taip. Ar pas tave strategija atrodys lygiai taip pat, kaip pas tą žmogų? Sakau, ne, jinai tikrai neatrodys lygiai identiškai taip pat. Taip, tikriausiai bus 90% pasikartojančių dalykų, bet jie gali būti kitaip padaryti, kitaip parašti, tai nebus visiškai identiškai tas pats. Bet kodėl nebus? Kodėl nebus taip kaip pas tą žmogų? Nes tas žmogus sakė, kad kas pas jį yra sudėta, tai yra pagrindas. Tas žmogus man sakė, kad dirbant su specialistu, žinai, dar mes turim praeiti tokius dalykus. Ar mes pasidarysim tokius dalykus? Ir čia aš suprantu, kad atėjo iš rekomendacijos, dar manim nepasitikė, bet labai pasitikė tuo kitų žmogum. Ir man čia buvo red flagas, kur aš supratau, kad šiuo momentu aš negaliu užsiimti tuo, savo, kaip pasakyti, savo įvaizdžio formavimo tam žmogui, kad jis manim pasitikėtų. Nes čia gaunasi taip, kad kol jisai manim nepasitikės, tol jisai pasitikės tuo kitų žmogum, žinai, ir jo visą laiką, žinai, sugrįž, o čia pas tą žmogų mačiau taip, o čia pas tą žmogų mačiau taip, žinai. Tai man, žinai, tokia buvo situacija, kur, Aš, kaip aš šitą spręščiau, jei man taip iškiltų ir galbūt, aš manau, kodėl nekyla. Tavęs klausantis, man atėjo tiesiog vienas žodis į galvą, kodėl man nekyla tokios situacijos. Ir tai yra tiesiog to proceso, kaip aš dirbu, iškomunikavimas. Aš visuomet klientui, kuris ateina pas mane patį pirmą pokalbį, aš jam parodau, kaip atrodys nuo A iki Z procesas dirbant su manimi, kaip atrodys kiekvienas etapas, ką kiekvienam etape gaus ir į ką mes koncentruosimės kiekvienam etape, kas yra svarbiausia, ko tikimės ir taip toliau. Ir tada jau pačiam tam pokalbį, ar dirbti ar nedirbti kartu, jisai jau mato, kaip atrodo mano procesas, gali įsivertinti, kad skiriasi nuo to kito žmogaus, arba gal jis netgi geresnis nei to kito žmogaus, tada jam ateina tokia ramybė, jisai panašus, jisai kitoks, gali užduoti savo klausimus, nes jis mato tavo tą procesą ir gali užduoti klausimus, kodėl čia tokia vieta yra, kodėl jinai svarbi, tiesiog atsakai visus klausimus ir tada jau jisai renkasi, nori toliau eiti su tavim ar nenori. Tai aš bent jau taip darau. Ir esu pastebėjus, kad 99,99% yra tas procesas atsakymas, nes vėlgi kreipiasi, tavo atveju ateina žmogus, kuris mokėsi irgi kažkiek marketingą, supranta tos dalykus. Ir pas mane irgi būna, kur ateina tie, kurie mokėsi ar socialinius tinklus, ar marketingą ir taip toliau, turi kažkokį suvokimą, ko reikia ir tai būna be galo puiku, bet man atrodo, kad vėlgi dirbant su skirtingų specialistų, abi pusės turi būti atviros ir iš to darbo kartu ieškoti atvirai tiesiog būdų, kaip paaugti. Tai tiek aš, tiek mano klientas. Tai procesas, paaiškinti žmogui, parodyti konkrečiai. Jo, žinai. Bet aš manau, kad tu tai darai. Jo, nes mano pažintinis tas ir yra, kur aš viską labai aiškiai, man irgi labai svarbu, kad tiek aš, tiek klientas suprastum, koks yra procesas, per kokius žingsnius praeisim. Nes, čia, man atrodo, labai dažnas yra toks, kaip pasakyti, skausmas klientų, kad jie, tarsi kažkas vyksta, bet neaišku, kas vyksta. Kaip ir kažką daro, bet neaišku, ką daro. Kaip ir svetainę kuria, bet koks procesas yra neaišku. Kaip ir ten kažkokią komunikaciją daro, bet iš vis neaišku nei kada, nei kur, nei kaip bus. Tai aš, visada stengiuosi, kad kuo aiškiau būtų procesas, kad, žiūrėkit, mes nuo tos kitos dienos atvarkysime tokius dalykus. Nuo tos iki kitos dienos mes susitvarkom tokius dalykus. Mes praeisim tą ir vėl grįšim iki to pradinio punkto ir vėl pradėsim, žinai, iš naujo. Bet čia gal, man atrodo, kad čia gal dar kiti buvo niuansai, kur, gali tikrai būti. Tiesiog, kaip pasakyti, labai pasitikėjo tuo kitų žmogum ir manęs galbūt tada neišgirdo. Jo, gal tiesiog ir
tuo metu tam žmogui reikėjo eiti pas tą kitą žmogų ir dirbti, jeigu, tiesiog negali atsiriboti. Tai kartais manau, kad nėra tų situacijų, kur viską gali tiesiog vienu receptu išspręsti. Kartais tiesiog būna nepakeliui. Tai gerai, o tai jeigu čia nėra red flagas, kad tu mač kažko pasakoja, tai kas yra tau red flagas, kai ateina žmogus ir ką jis tau pasako, su kokiom mintim ateina kartu? Nedirbsim kartu. Man yra buvę nedaug red flagų. Su red flagais gal net nesu taip jau maksimaliais red flagais dirbusi. Ir aš labai dažnai savo netgi kolegiam, kurios sako, oi, čia red flagas pas mane, red flagas, aš sakau, atsiųsk jį pas mane, aš tau parodysiu, kad čia nėra red flagas. Nes man labai, tiesiog vėlgi, aš galbūt, mano yra visai kitas prieimo stilius prie kliento, aš einu labai per tą empatišką pusę, kad tikrai atliepti ir tikrai įsigilinti, suprasti ir kai klientas jaučiasi atlieptas pas mane, tai nebelieka tų red flagų. Bet kas iš tikrųjų yra red flagas, ko aš negaliu įtakoti ir pakeisti, kažkaip edukuodama ar švelniai prieidama, tai yra vertybės. Vertybės asmens pačio kaip verslininko, kaip žmogaus. Ir jeigu aš matau, kad tos vertybės iš tikrųjų nesutampa su maniškėmis, aš renkuosi nedirbti su tokiu žmogum. Ir pavyzdys, ar ne, ką aš turiu galvoje, tai tarkim, atėjo pas mane vieną kartą į pažintinį skambutį verslas, aš jų klausiu, kas yra jūsų tikslinė auditorija, mes kalbamės ir į tą klausimą, kas jų tikslinė auditorija, atsakė tiesiog kvaili žmonės su giliomis kišenėmis. Ir aš tokia, okei. Ir aš tuomet gal, čia jau buvo ganėtinai seniai, gal aš nebuvau dar tiek susiformavusi kaip specialistė, bet aš jau pajutau, kad čia ne mano klientas. Ir aš tuomet tiesiog išsiunčiau jiem pasiūlymą su žvėriškai didelę kainą, kad tiesiog jie pasakytų mane, nes aš negebėjau pasakyti, kad atleiskit, aš su jumis nedirbsiu, nes man vertybiškai jūs nerezonuojat. Bet šiandien aš tai pasakyčiau. Dabar, kai pasakėjai apie tikslinius klientus, tai aš tokie iš įdomesnių esu išgirdus, kad mūsų tiksliniai klientai yra kaimiečiai. Tiesiog kaimiečiai, kurie neturi ką veikti, jie, žinai, ten savo darbus ūkį, žinai, apsitvarko ir jie daugiau nebeturi ką veikti. Tai va, tai žodžiu, kaimiečiai, tiesiog. Bet čia taip dar, žinai, gana tiksliai, kad ne visi žmonės. Galima galbūt buvo pasirinkti kitokią formuluotę, tada neskambėtų taip. Bet žinai, dar dabar, kai taip garsiai pasakiau, tai atrodo, žinai, kaimiečiai, viskas okei, žinai, žiūrint pagal produktą, bet čia buvo sekso prekė, žinai. Tai labai įdomu. Kaimiečiai, kurie apsidirba darbus, neturi ką veikti. Tai jiem reikia sekso prekė. Taip. Tai va, ir aš tada taip. Gerai, bet komunikacijai kaip ir neriši, žinai, apie kaimiečių, žinai, ten gyvenimo dalykų, žinai, tai va, tai čia toks man buvo, kur kur taip, gerai, toj pabandysiu, žinai, sugromulėt, ką čia, žinai, ką tik pasakė tave, ką tik kalbėjau. Geras. Bet ar dažnai, nes mes irgi su Julija kalbėjom, kad mums yra sunku, ar būdavo anksčiau sunku pasakyti ne. Ar tau visada buvo, ar tu, kaip pasakyti, visada turėjai stiprų savo stuburą, kad atsirinktum su kuo dirbti? Mano apskritai tas nerimas į tą darbą savo, kur aš pradėjau dirbti su klientais, buvo labai, toks spontaniškas, vėlgi avantūra. Ir tikrai pradėjau daug ko nežinodama, bet man kažkaip viskas labai natūraliai dėliojasi. Ir aš galvoju, kad kiekvienam specialistui turbūt, kuris dirba su klientais, reikia būti pradirbus su savimi. Ir aš, kadangi kurį laiką lankiau irgi psichoterapiją, tikrai gilinausi į savo tos asmenybės dalykėlius, kur yra tie mano pain points, kas išlenda, kur aš galiu galbūt save pamesti. Būtent apskritai gyvenime, bet kai aš pradėjau dirbti su klientais, aš pradėjau į tą darbą su klientais irgi žiūrėti iš tos perspektyvos, kur mano tie achilo kulnai gali išlysti būtent darbe su klientais. Ir aš žinau, kad aš esu toks, noriu visiems būti gera, tokia gerietė, gelbėtoja visų. Noriu padėti, kad pasisektų. Aš irgi gelbėtoja. Tai toks, bet atrodo, tai labai geras dalykas yra dirbant su klientais.
Bet svarbu tą Bet svarbu tą suprasti sąmoningai ir rinkti sąmoningai būti tuo geriečiu, tuo gelbėtoju ar ne. Ir tikrai labai svarbu žinoti ribą, kada pasakyti ne ir nedaryti kažkokių, nežinau, dalykų, kur tu prieš save nusižengi. Ir aš labai gerą mintį girdėjau kažkada, kur man labai patiko, kad realiai mes patys, niekas neperžengia mūsų ribų, mes tik patys jas peržengiam. Ir aš kažkaip šitą užsiciklinau savo, užsisegiau kažkur ten galvoj ir nešioju su savim. Ir kai aš jau jaučiu kažkokį diskomfortą viduje, bendraudama su klientu, ir kur jau galvoju, aha, čia jau mano riba toj bus peržengta, ir klausiu savęs, ar aš šį kartą peržengsiu ją, ar neperžengsiu savo pačios ribą. Ir jau tada pasirinkimo klausimas. Tai nėra taip, kad aš nedarau klaidų, tikrai darau, aš esu tas, vėlgi, galbūt netgi people pleaseris galima pavadinti, aš manau, kad tai nuostabi yra savybė, būtent tas gelbėtojiškumas, people pleaseris, dirbant su klientais, nes tai prisideda ir prie to, kad tu matai žmogų, tu gali empatiškai jį pajausti. Tas darbo procesas dirbant su tavim tada visiškai yra kitoks ir vertė klientui kita, bet tada jau čia yra iššūkiai pačiam, kaip nenueiti į tą, kur tu savo kenktum. Tai aš vis dar esu kelyje, kur jau tobulai mokėčiau brėžti ribas savo pačiai, kad jų neperžengčiau, bet manau, kad sekasi visai neblogai. Su kokiais klientais niekada nedirbtum? Lošimų verslai, alkoholio verslai, nors alkoholio kai kurie buteliai, packagingai būna tokie gražus ir netgi būtų smalsu sukurti kažką tokio, bet kurčiau, jeigu būtų nealkoholinis gėrimas. Jo, su alkoholiu, nikotinu, visom priklausomybėm, žodžiu, narkotikais tikrai nedirbčiau ir tai yra tai, į ką aš priešiškai žiūriu ir tai būtų jau mano visiškai savo kertinių vertybių paminimas dirbti su tokiais verslais. Tai tik su tokiais, kurie pamina mano vertybės kardinaliai. Geras, kaip nuomonė, nesitikėjau, žinai, kad taip iš karto paims ir susakysi. Aš kažkada buvau pagalvojus apie šitą, tai buvo lengva atsakyti. Geras, o tu su kokiais nedirbtum? Man čia, žinok, sunkus klausimas yra, man čia, žinai, labai tas svarbus pažintinis susitikimas. Aš, nebedirbčiau su tokiais, su kuriais nesusišneku. Nes man tas yra labai svarbu, kur tai mes turim būti tam pačiam lape ir kalbėti apie tą patį. Nes dažnai būna kaip ir kalbam apie tą patį, bet esam visiškai, žinai, skirtingose lentynose ir kur, kaip ir susitariam, bet tiek aš, tiek klientas jaučiam, kad mes nesam tam pačiam lape. Tai va šitas man yra žiauriai svarbus, kur per pažintinį skambutį tai labai atsiskleidžia, labai greitai atsiskleidžia. Ar mes, ar supranta tą, pavyzdžiui, lygiai taip pat, kai aš pasakoju procesą klientam. Taip. Būna tokių žmonių, kur atrodo viską išpasakoju nuo A iki Z. Ta prasme, kiek galėjau, visą savo, žinai, monologą jau užsakiau. Taip. Ir tada žmogus pradeda klausti pradinių, žinai, klausimų. Kur jau atsakyta. Jo, kur jau viskas buvo atsakyta. Taip, gali būti momentų, kad neišgirdo, neužfiksavo, žinai, viskas yra gerai, bet dažnai tas momentas yra tai, kad mes jau nesusikalbam. Nes aš jau šitą, kaip ir išsakiau, išpasakau, mes tada ties ta vieta buvom sustoję ir tada kaip ir viskas buvo aišku, bet po to žmogus kažkaip išsimušė, tai šitas man, žinok, yra didelis red flagas. Čia irgi, beklausydama tavęs pagalvojau, sutinku. Ir aš gal dar šitą įvardinčiau prie savo sąrašo, tai kai pas mane ateina į pažintinį skambutį žmonės, sako, man reikia brandingo, dizaino, kažko. Bet jie neturi konkrečios vizijos. Neturi konkrečios vizijos, ką nori daryti, kur jų prekės ženklas eina. Tiesiog nori aklai investuoti į kažką, kur net nežino, ar po mėnesio vėlgi tą patį darys. Ir man čia irgi yra tas big no, kur aš tikrai nedirbu ir tiesiog nukreipiu žmogų galbūt pas kažką, kas padėtų jam šitoj vietoj geriau. Nes man
aš noriu taupyti savo klientų pinigus, laiką, pinigus, visus aspektus. Aš pati, kadangi į savo veiklą žiūriu kaip į verslą, man šitie dalykai atrodo labai svarbus. Ir jeigu aš matau, kad žmogus pasimetęs, neturi aiškios vizijos, aš niekada jam neparduosiu savo paslaugų, nes tai būtų tiesiog jo finansų švaistymas. Tai, ja. Okay. O kaip manai, kokias didžiausias klaidas padaro verslai? Nuo ko pradėta, ne? Jo, labai daug. Įvardinsiu gal keletą, kurios ateina pirmiausia į galvą. Būtent iš brandingo, iš dizaino pusės. Galbūt pirma klaida, apie kurią pagalvojau, tai yra, kad pirmiausia susikūrė svetainę, tada susikūrė socialinius tinklus, tada ateina kurtis viso vizualinio identiteto, strategijos ir panašiai. Tai čia galbūt ir jeigu verslai žiūrės šitą podcastą, klausysis, aš visą laiką savo klientams pasakoju, kad eiliškumo seka yra svarbi šituose dalykuose. Ir jeigu jūs norit, kad investicijos atsipirktų, kad jos eitų kojon iš vien, reikia tam tikrą tvarką daryti dalykus. Ir svetainė tikrai nėra tas pirmas dalykas, nuo ko reikia pradėti. Jeigu galvojam apie tą pilną tikslingą brandingą, tai pirmiausia, tada reikėtų pradėti nuo brandingo, nuo strateginių dalykų susidėliojimo, vizualinio identiteto, logotipo. Tuomet jau galima kurtis pagal tą pagrindą esantį, strategiškai galima investuoti, kuriant į svetainę, socialinius tinklus ir visus kitus prekės ženklo aspektus. Tai čia tokia klaida, kur iš tikrųjų labai dažnai stebiu ir tikrai pas mane dažnai ateina klientai, kurie sako, mes kuriam svetainę, jau sukūrėm, dabar mums reikia logotipo ir vizualinio identiteto. Vientisumas, nuoseklumas visame kame yra svarbus. Ir, didžiausi keiksmažodžiai. Jo, didžiausi keiksmažodžiai, netgi man. Tai šitas dalykėlis, tada jeigu kalbant apie pradedančius verslus, ką aš matau dažnai, tai kad būna nežinojimas, irgi nežinojimas dalykų, kaip atrodyti nei dizaino principų ar kažko, ar tiesiog savadarbiškai daroma, bet arba kopijuojama aklai vizualiai konkurentus, taip pasirenkamos tos pačios spalvos, panašus šriftai, panaši apskritai komunikacijos ir vizualų stilistika, arba būna, kad renkasi vizualinius sprendimus remiantis savo stiliumi. Tai tarkim, kineziterapijos klinika, bet jų logotipas ir visas vizualus apipavidalinimas atrodo kaip grožio salonas. Tai toks elegantiškas visas ir panašiai. Tai man atrodo labai svarbu yra neiškristi iš savo nišos tendencijų, kokios yra būdingos, nes būtent tas dalykas leidžia formuoti profesionalų įvaizdį. Ir kai mes visiškai iškrentam, nesivadovaujam tuo, darydami savo darbiškai dažniausiai, tai mes savo įvaizdžiui tiesiog kasam duobę, kurį jį galim palaidoti vėliau. Taip galima pasakyti. Bet aišku, jeigu dirbant su specialistu ir atsižvelgiant į strategiją, kartais tas išėjimas iš nišos tendencijų rėmų yra labai geras dalykas ir galima padaryti labai išskirtinius dalykus. Aš čia dabar galvoju, kai kažkada dalinais apie dantistus. Yra kaip žodžiu, visur, pas visus dantukai, ne? Visus. Tai kaip čia, žodžiu, iškapstyti, kad ne dantukas būtų. Jo, kaip iškapstyti, bet kad vis tiek būtų tapatinama su dantistais. Tai va toksai galima eiti labai, labai plačiai, bet arba galima labai siaurai žiūrėti šitą vietą. Tai, ir aš skatinu žiūrėti labai siaurai, jeigu darot patys, tada mažesnis šansas suklysti. Jeigu dirbat su specialistu, tai galit kažką tada labiau crazy bandyti daryti, bet tai turi būti irgi atsižvelgta į jūsų apskritai brandingą, tą strategiją, kaip jūs save pozicionuojat rinkai. Okay. Yra keletas klausimų. Tai žodžiu, čia dabar vieno žmogaus, daug klausimų, taip einam po vieną. Gerai. Tai vienas iš klausimų buvo, nuo kokios apyvartos grafikos dizainas yra būtinas? Nežinau tokio dalyko iš apyvartos pusės. Aš sakyčiau, kad
grafikos dizainas, pats brandingas, vizualinis identitetas yra būtinas tuomet, kai mes į savo verslą žiūrim ambicingai ir norim kažką tuo dizainu sustiprinti kažkokią savo verslo, tarkim, pozicionavimo dalį. Gali būti taip. Gali būti, iš vis neturim jokios apyvartos, gali būti, kad mes esam naujas prekės ženklas ir tik įeisim į rinką, bet mes norim įeiti taip stipriai, iš karto užsiimti rinkoje poziciją stiprią ir pelnyti tą pasitikėjimą avansų iš auditorijos, kaip aš sakau, kur mes tik tais įeinam, bet viskas taip kokybiškai padaryta, kad atrodo, kad mes jau ne pirmus metus, o ten keletą metų vystom savo veiklą ir tas pasitikėjimas avansų tikrai iš to kokybiško dizaino gali tikrai tą sustiprinti. Tai gali būti nulinė apyvarta, gali būti, kad jūs metus savo veikloje ir dar net neišsimokat savo algų, gali būti, kad jūs jau milijonus uždirbat ir siekis yra dar uždirbti 5 milijonus kitais metais. Tai labai individualiai priklauso nuo jūsų siekių, tikslų ir kokias taktikas, strategijas pasirenkat savo tikslams siekti. O ar grafikas dizainas turi prasmės neturint strategijos? Aš sakyčiau, kad turi, bet tada jisai neturi, kaip pasakyti, iš dvejopai galim pasižiūrėti šitą situaciją. Jeigu visiškai neturint strategijos ir dirbant su dizaineriu, kuris į strategiją neatsižvelgia, tuomet tai turėtų nekainuoti brangiai, nemokėkit didelių pinigų. Jeigu jūs neturit strategijos, patys iš savęs susidėlioja, tarkim, aš ar ne dirbu tokiais principais, turim konsultacijas, dizaino strateginės sesijas, kurių metu pagvildenam tą strategiją, aš ištraukiu tą strategiją iš klientų, ką mes vėliau apkalbam, pasitvirtinam, ar pagal tai galima kurti dizainą. Ir tada jau tas, netgi neturint strateginio dokumento, dizainas gali būti pakankamai strategiškas ir reprezentuoti prekės ženklą tinkamai ir tuomet galima investuoti į tą dizainą didesnę sumą, nes jisai tikrai tarnaus porą metų, 5 metus, gal net 10 metų, jums tiesiog reikės vėliau apie tą koncepciją, tą pagrindą lipdyti toliau savo strategiją. Tai irgi dvejopas požiūris. Ok, ir paskutinis klausimas. Kiek prasminga investuoti į grafinį dizainą? Kiek suma ar kiek apskritai... Kiek gal apskritai? Man tai iš karto toks atsakymas, kur labai priklauso, kiek tu tai panaudosi. Jeigu tu visai nenaudosi ir tiesiog tu pasidarysi dokumentą, tai aišku, kad neprasminga yra. Bet jeigu, irgi tavo tas specialistas, kuris darė tą visą identitetą ir panašiai visus šitos dalykus, jeigu jis tau išpasakoja ir tu supranti, kaip jį pritaikyti, kur tu jį pritaikysi ir kiek tau tai naudos duos ir tu pats išnaudoji tas visas galimybės, tai tada ir pasidaro labai prasminga. Bet man atrodo, kad kol tu nedirbi su specialistu, gali net nesuprasti, kokios yra tos galimybės ir tau gali sunku būti priimti tą pamatuotą sprendimą, ar prasminga investuoti į tą grafinį dizainą. Tai aš sakyčiau, kad vėlgi priklauso nuo verslo tikslų ir kiek pats klientas ar ne yra ambicingas, kiek jisai yra linkęs toliau investuoti į tą brandingą, nes sukūrus tiesiog dizainą, vizualinį identitetą, logotipą, strategiją, nėra tai tiesiog vienas kartas, kai mes viską sukuriam. Tai yra tiesiog pamatas, ant kurio turi būti toliau statomas visas prekės ženklo namas. Ir toliau mes turim gludinti tą, kaip mes vizualus formuojam, ar ne, kaip tas brandingas atsispindės kituose mūsų komunikacijos kanaluose ir taip toliau. Tai man atrodo svarbu čia yra apie tai, ar prasminga užduoti pirmiausia klausimą savo, kiek aš esu linkęs investuoti toliau savo laiko, pastangų, pinigų, kad tai gyvuotų, ką aš sukursiu nuo tos pradinės investicijos ir tada jau apsispręsti. Jeigu aš nesu linkęs, aš noriu tiesiog čia ir dabar kažką, tada neinvestuokit. Gerai. Čia turim tokį net
pasipasakojimo žodžių, kad manau reikia daugiau komunikuoti ir pabrėžti vizualinio identiteto naudą. Mano patirtis vienas labiausiai pasiteisinusių dalykų ilguoju laikotarpiu, bet yra daug kas galvojančių, kad aš susikursiu plius minus pats pati ir sutaupysiu. Čiagi nieko ypatingo ir didelės reikšmės nėra. Tai klausimas būtų, ar pastebimas atotrukis nuo prekės ženklo pozicionavimo su vizualiniu identitetu ir be? Kokie komentarai būtų? Oi, geras klausimas. Mano nuomonė, mano asmeninė nuomonė, kur turėtų būti tobulas pasaulis. Man atrodo, kad jeigu jau investuojam į strategijos kūrimą, tą prekės ženklą ar ne, gvildenam, tai man atrodo, kad ta strategija negali veikti ir būti užbaigta, jeigu jos neužbaigia dizainas. Nes tuomet gali būti, kad vienas riešutauja, kitas grybauja. Ir tada mūsų strategija, nors ir kokia gera, jinai tobulai neveiks, kažkur bus, nežinau, kaip aš sakau, brendo padanga nuleista ir mes važiuojam. Ir tai kažkaip važiuoja, bet nepilnu pajėgumu, nepilnas potencialas, o dar ilgainiui važiuojant, ta padanga gali iš vis sudilti, ratlankį sugadinti ir mes iš vis nebepavažiuosim. Tai man atrodo, kad tas dermė tarp strategijos ir dizaino yra ypatingai svarbi ir jeigu mes renkamės investuoti, geriausia yra apjungti abu šitos aspektus, kad tam pilnam rezultatui, kad nebūtų, kad, kaip sakau, vienas į vieną pusę, kitas į kitą pusę. Ir tikrai esu mačiusi daug tokių atveju, kur, tarkim, pozicionuoja save kaip, tarkim, švelnų brandą, tokią konservatyvų, tema konservatyvi galbūt ar ne, o pats vizualas, jisai rėkia, ryškios spalvos, kažkokie iššaukiantis grafiniai elementai ir taip toliau. Ir yra ta tokia neatitikimas. Galbūt mes tiek auditorija, tiek mes patys žiūrėdami negalime įvardinti, kas čia yra, kad neatitinka, bet pasąmoniniu lygmeniu visas tas yra jaučiama ir jeigu neatitinka, tai tiesiog, kaip aš sakau, kasam duobę savo brendo laidotuvėms. ne taip baisiai, bet esmė tokia, kad man atrodo, kad turėtų viskas, šitos dalis, ar ne, marketingas, brandingas, komunikacija, specialistai, dirbantys su prekės ženklu, jie turėtų koja kojon dirbti kartu, šalia vienas kito, dalintis idėjomis ir formuoti tą įvaizdį. Va čia būtų tas idealus scenarijus. Ir visi tie specialistai, pavyzdžiui, aš kaip dizainerė, kaip brandingo specialistė, man yra ypatingai svarbu žinoti komunikaciją, sekti komunikacijos tendencijas, domėtis įvairiomis nišomis, verslu, psichologija ir taip toliau. Lygiai taip pat ir marketingo specialistui labai svarbu yra išmanyti brandingą ir kokią tai galią turi ir panašiai, kad galėtų tai irgi integruoti savo darbę su klientais. Tai nežinau, ar atsakiau šitą klausimą. Manau, atsakei, jo, tikrai atsakei. Ir dar vienas klausimas, tai čia jau toks kaip pasakyti, jeigu atsakysi, tai gal čia į tave kreiptųsi, bet noriu pasileisti savo audinį, savo skareles su logotipu, žodžiu, jį kažkaip pasidaryti. Ar tu padarai tokius failus, ar tu gali išgimdyti tą visą, kaip visas ten audinys turi atrodyti, ar, žodžiu, po tos skarelės kažkokios ir panašiai? Jo, taip padarau, jeigu trumpas atsakymas. O jeigu ilgesnis atsakymas, tai irgi kuriant brandingą, vizualinį identitetą su klientais, tai jeigu, tarkim, tai yra mados prekės ženklas, drabužių prekės ženklas, tai kuriant logotipą mes dažnai net sukuriam kažkokias išskirtinius raštus, galbūt iš to logotipo detalių ir panašiai, ką jau pats prekės ženklas galėtų naudoti kaip savo signature, kaip savo parašą kažkokiems produktams. Ir todėl, tarkim, tiek kuriant drabužių linijas, ar ne šiuo atveju, ar skareles kažką, labai naudinga
yra kreiptis į dizainerį, kad apspręsti tą pagrindą vizualinio identiteto, kad netgi galima tada susikurti tuos tikrai išskirtinius raštus, kur gali puikuotis paskui ant jūsų produktų. Ir tarkim, vizualinio identiteto aspektai, tokie kaip šriftai ar spalvų paletė, paskui gali netgi kažkaip įsipinti toliau į produkto eigą ir būtent to spalviškumo gali būti kolekcijos. Galima tą paletę vizualinio identiteto plėsti ir turėti keletą palečių. Nu, žodžiu, čia jau priklauso nuo paties brando ir kaip dirbam su juo, bet trumpas atsakymas taip. Ir kreipiantis į dizainerį dar galima ir iš tikrųjų kažką ypatingo sukurti savo brandui. Geras, labai fainai, man iš karto, žinai, mintyse visi prabangos, žinai, prekių ženklai, kurie turi savo ir fragmentus, ir kažkokius raštus, ir visą tai po to apsipina, susidėlioja. Yeah. Man net saldu daros, kai galvoju. Čia mano realiai yra mėgstamiausias dalykas, vat tokius, atrodo smulkmenos, ne, bet tokius dalykus sukurti klientams ir parodyti, kaip gali atrodyti jų brandas. Ir netgi paskui būna dirbi su klientais, jie net neįsivaizduoja, kad turės tas skareles, tarkim ar ne, bet pasileidžia, nes pamato, kad koks geras konceptas atėjo iš mūsų darbo kartu, mano pasiūlytas kaip dizaineris. Ir tiesiog dar viena idėja, kurie paskui gali paversti realybę. Geras, labai fainai. Žodžiu, be grafikos dizaino, tu dirbi ir prie kitų projektų, užsiemi kitom veiklom, tai man irgi įdomu šiek tiek tave pakamantinėti apie Brighto visą bendruomenę. Ir kaip, ar tau yra atotrukis, nu, ir kaip tau sekasi paimti, tu nesi visas Brightas, bet tarkim matyti Brighto visą kaip ir savo klientus. Ar tau nėra sunku atsiskirti nuo brando ir jį pamatyti, ar tu irgi neįsisukai tą burbulą, apie ką šnekėjom, kai klientai įsisuka į savo tą... Brightas, šiaip didelė dalim jis yra tąsa to, ką aš darau, nes jis irgi sukasi apie du aspektus, tai prekės ženklo vystymą, verslo vystymą, pasitelkiant prekės ženklą kaip strateginį įrankį tam. Ir taipogi visą tai pateikiam per dirbtinio intelekto prizmę. Tai kaip inovatyviai tą daryti paprastam verslui. Aišku, dirbtinis intelektas skamba vietų kokia didelė baisi frazė ir čia tik didelėm įmonėm tokie dalykai, tos integracijos, bet iš tikrųjų labai daug paprastų dalykų yra prieinami kiekvienam iš mūsų ir juos pažabojus galima nuostabių dalykų padaryti. Tai sakyčiau, kad Brightas man tuo ir yra fainas, kad tai yra tąsa jau tos temos, kurią aš kvėpuoju, kurią aš gyvenu, kuri yra mano aistra ir dar tenai susijungia tiesiog su aistra irgi dirbtiniam intelektui, nes man irgi labai patinka kažką naujo atrasti, būti koja kojon su tom naujovėm ir panašiai. Tai aš išlieku tame burbule savo būtent Bright'e, bet dar labai fainas dalykas yra, kadangi Bright bendruomenė yra skirta verslio moteriam, kurios vysto savo verslus ar prekės ženklus arba nori pradėti. Tai labai irgi padeda matyti pulsą, jausti, kur yra tos kažkokios problemos, su kuo susiduria verslai ir galbūt dar empatiškiau tada žiūrėti vėlgi į savo individualius projektus su klientais. Ar atradai kažkokių iššūkių ar sunkumų, darant Bright'ą, kur tu to nematydavai, kai dirbdavai tiesiog su klientais ir klientai po to patys ten eidavo su komunikacija, pavyzdžiui, ir su... Iš tikrųjų, Bright'as tai yra mano ir mano kolegių verslas ir pradėjus vystyti Bright'ą, šiek tiek viskas yra kitaip negu vystant savo veiklą, nes mes jau darom tai ne aš viena, o mes esam keletas. Tai labai padeda dar aiškiau matyti, kur yra pradedančio, tarkim, verslo prioritetai, kas yra svarbiausia, kur nukreipti tos finansus, kurie tikrai būna riboti. Dar labiau padeda pajausti tą ribotumą ir dar labiau taupyti savo klientų kaštus, ar ne? Tai, sakyčiau, sunkumai, su kuriais susidūriau, tai laikas. Niekam nėra laiko. Aišku, brandingas, darbas su klientais yra mano pagrindinė veikla ir tikrai tai nesikeis, nes tai tikrai yra mano didžiausia aistra gyvenime.
bet vystant Braitą, tiesiog kaip mes šiandien kalbėjom, kad atrodo reikia antro pilno etato darbo. Taip. Tai aš tikrai pradėjus vystyti Braitą, buvo viskas nauja galbūt ar ne, mes ganėtinai irgi avantūristiškai, spontaniškai visą šitą padarėm, bet ir atrodė pačioj pradžiai, kad nieko nespėjom, bet dabar praėjo pusantrų metų, kai mes jau vystom tai ir mes dabar darom 100 kartų daugiau negu darėm pradžioj ir spėjom kažkaip ir Braito dalykus padaryti ir dar spėjau dar daugiau savo asmeninių dalykų padaryti. Tai toks sunkumai, kurie išeina į pliusus. Taip. Bet tai vat, galbūt sunkumai tiesiog yra susistiguoti procesus, nepervargti, vėlgi kažkaip išmokti save prižiūrėti šitam visam vystymo verslo kelyje, dėl to, kad tikrai kartais panyri visas, atrodo viskas taip dega, reikia viską daryti, bet, kaip aš sakau, kaip mano draugės kažkada pasakė, kad viskas, kas nėra širdies operacija, tai viskas gali palaukti, niekas dėl to nenumirs. Tai aš irgi kažkaip šituo stengiuosi vadovautis, kad, jeigu aš šiandien nespėju padaryti, išeis rytoj kažkoks dalykas. Ir niekas nuo to nenumirs, nes aš ne širdį operuoju. Tai daug tokių kur reikia su savim dirbti, su tuo savo vidiniu perfekcionistu, išmoksti tiesiog just do it, čia ir dabar, ir tiesiog važiuojam, darom ir neužsiciklinti ant kažkokių bereikalingų dalykų. Tai perfekcionizmas buvo mano dalykas, ką reikėjo nugalėti ir va šita kelionė, vystant Braitą, padeda tą padaryti. Geras. Ok. Kaip manai, ar kokią norėtum žinutę išnešti šiandien žmonėm, ką norėtum, kad labiausiai įsimintų, ką suprastų iš viso mūsų šito pokalbio? O jie to. Toks didelis klausimas. Jo, labai didelis klausimas. Tai gerai, pasakysiu keletą apskritai iš tos verslo pusės, ar ne. Man atrodo, kad svarbiausia yra, nebūtina tikrai visko turėti tobulai, čia ir dabar, kad galėtum startuoti. Neturi logotipo, startuok vis tiek. Neturi nuostabaus brandingo, startuok vis tiek. Nuotraukos tik buitinės, ir kas. Tiesiog neapsiriboti savęs vėlgi tuo perfekcionizmo rėmuose ir tiesiog just do it, kaip aš sakau, padaryti, paleisti ir žiūrėti, kaip viskas evoliucionuoja ir eigoje priimti sprendimus, į ką investuoti. Ar į reklamą, ar į komunikaciją, ar vėlgi į brandingą. Tai čia jau visi tie dalykai, ko jums reikia, pasijus su laiku ir šiai dienai, jeigu marinuojat idėją, tai tiesiog skatinu pradėti ir tiesiog padaryti, o visa kita su laiku. Tai toksai mano palinkėjimas būtų visiems, kurie nori arba nedrįsta, o jeigu jau darot ir susidurėt su kažkokiais iššūkiais arba sprendimus reikia priimti, ką pasirinkti, kur investuoti ir taip toliau, niekada neskauda pasikonsultuoti prieš pradedant, prieš priimant kažkokį didesnį sprendimą. Jeigu galvojate apie brandingą, apie socialinių tinklų administravimą, reklamos leidimą ir panašiai, nueikit pas keletą specialistų, papasakokit jiems savo situaciją, išgirskit keletą nuomonių iš šalies ir tada galėsit kritiškai priimti sprendimą, ką jums šiuo metu reikėtų rinktis. Tai man atrodo labai irgi ką pastebiu pas klientus, kurie dažnai padaro klaidų ir padarė klaidas, ateina pas mane ir mes tada jas taisom, tai labai skaudu yra, kai padaro tas klaidas. Tai jų būtų galima išvengti, jeigu prieš investuojant į kažkokį didelį dalyką, tiesiog pasikonsultuotumėm. Dažnai tos pirmos konsultacijos pažintiniai skambučiai net būna nemokami. Ir aš tikiu, kad yra labai daug nuoširdžių specialistų, kurie gali pasakyti, nepirk pas mane paslaugos, nes tau jos nereikia. Taip. Geras, labai ačiū man. Aš žinok, tiek įsikvėpiau nuo tavęs, tiek visokių idėjų, man tiek viskas sukasi galvoje dabar. Noriu eiti ir daryti, dalykus. Tai labai ačiū tau, aš pokalbį buvo labai smagu išgirsti tavo nuomonę.
aš išgirdau dar visai kitokių minčių, dar visai kitokio požiūrio, ką man ir pačiai reikia prisitaikyti savo kasdieniniam darbę. Labai ačiū, labai fainas grįžtamasis ryšys ir man iš tikrųjų irgi su tavim buvo kalbėtis. Mes pirmą kartą matomės, bet atrodo 100 metų pažįstamus. Visiškai nejaučiau jokio streso ir tu irgi labai šiltas, nuoširdus žmogus. Ir jaučiau tą tokį palaikymą iš tavęs viso pokalbio metu ir ką noriu pasakyti prieš kameras, tikiuosi neiškirsit, kad aš irgi labai žaviuosi ir tavo komunikaciją kaip specialistės ir tavo kompetencija ir aš visą laiką nukreipiu klientus pas tave, nes man atrodo, kad tu tikrai labai gerai darai tai, ką darai, labai parodai fainą pusę to, ką darai, kaip darai per socialinius tinklus, tai galim, aš tai asmeniškai seku nepraleidžiu, man labai įdomu matyti tas visas istorijas, kokios tavo rekomendacijos, įžvalgos ir taip toliau ir tai man asmeniškai skatina didelį pasitikėjimą tavim ir jau sakiau komplimentus dėl šito podcast'o. Bet aš manau, kad tai yra tiesiog nuostabi idėja. Manau, kad to reikėjo rinkoje ir keep doing what you're doing. Tai ačiū labai. You're the sun, I'm the sky, and we're so complete. Let me water you, my flower, I'll teach you how to open up a nice